Pirmiausia, norėčiau padėkoti konferencijos organizatoriams už tokią įdomų renginį, įdomią tematiką ir gana sudėtingą. Turbūt dauguma susirinkusių čia sutinka ir daug apie tai buvo kalbėta, kad tiek mineralai, tie visi gamtiniai objektai žmogų vienaip ar kitaip veikia. Jeigu kas to nesutinka, netiki, manau, kad po truputį reiktų keisti savo požiūrį, nes gyvenam jau ne 19 amžiui, Marksas su Engeliu seniai mirę yra. Ir turbūt čia tiktų Einšteino toks sparnuotas posakis, kad mūsų supratimas apie mūsų supantį pasaulį yra labai ribotas ir mes turim būti pasiruošę kiekvienu atveju, kiekvienu momentu jį pakeisti. Taigi žiūrėkime viską kūrybiškai, tiek į savo nusistatymus, tiek į mokslinės teorijos, nes kiekviena teorija nėra galutinė, ji yra tik dalis kažkokios pilnesnės, tolimesnės teorijos. Daugumų atvejų turbūt, nedaugum, gal kai kuriais atvejais tas, pavyzdžiui, mineralų gydomąsias savybės konkrečiai galima paaiškinti gana paprastų fizikinių mechanizmų. Pavyzdžiui, kvarco kristalas sumažina skausmą pridėjus galvą, pavyzdžiui, kai skauda. Tai čia tiesiog atšaldymo efektas ir galbūt dar piezo efektas kvarco veikia. Taip pat serdolikas buvo, kiek žinau, karo metu naudojamas žaizdoms gydyti. Serdolikas turi truputį padidintą radiacinį foną, gamma foną, o padidinta radiacija greitina audinių regeneracija. Tai irgi galima paprastai palyginus paaiškinti. Taip pat dabar tyrinėjimas atominio aukso poveikis biologiniams procesams, nes jis irgi greitina tos procesus ir panašiai. Bet čia tokie atskirtiniai atvejai, medikai gal jų ir daugiau žino, aišku. Tačiau daugeliu atveju klasikinis mokslas nelabai gali paaiškinti tą visą poveikį. Ir turbūt dėl to reikėtų sveikinti mineralogų terapeutų draugijos daromus empirinius tyrimus, kai duodamas akmenukas didesniam kiekiui žmonių, kurie apie to akmenuko savybės nieko nežino ir, taip sakant, tiesiog žiūrimas, koks bus rezultatas po ilgesnio nešiojimo. Čia tiesiog jau, taip sakant, jokios kultūros negali būti. Tačiau yra vienas momentas. Čia gerbiamas profesorius Vainoras minėjo, gal nepabrėžė, natūraliems objektams galioja vadinama chaoso teorija. Ji pirmiausia buvo sukurta, čia buvo minėtas Lorenzas su Drugeliu to savo, meteorologijai skirta, o esmė jos tokia, kad nedideli pagrindinių sąlygų pokyčiai natūraliai sistemai gali sukelti neprognozuojamus rezultatus. Ir todėl matematiškai, taip sakant, paprašyti sukurti matematinį modelį tokiam sistemom yra gana sudėtinga. Užtat, pavyzdžiui, orų prognozės yra trumpalaikės, ilgalaikiam negalim mes daryti, nes kažkas truputį pasikeitė ir bus viskas kitaip. Tai lygiai taip pat ir su mineralais yra, kadangi gydymui daugiausia naudojami natūralūs mineralai, o natūralus mineralas kiekvienas šiek tiek kitoks yra. Visi jie nėra gryni, turi priemaišų, šiek tiek gali būti kristalinė struktūra, tarpusavio kristalų saugimai skirtis ir panašiai. Tai šitą irgi reikia turėti omeny ir negalima reikalauti, taip sakant, vienareikšmiškų rezultatų pastoviai. Dabar, kas liečia tą poveikį mineralų ir aplamai gamtinių objektų žmogui, tai mums turbūt visiems būtų įdomu pats tas mechanizmas, kaip veikimo, kaip gali veikti. Čia jau profesorius Vainoras minėjo kai kurios mechanizmus. Aš truputį papasakosiu kitos teorijos požiūrių, fizikinio vakuumo ir torsioninių laukų teorijos požiūrių. Kaip gali būti susietas mūsų visas pasaulis, tiek materialus, tiek dvasinis, subtilus ir kaip ta vyksta sąveika. Aišku, kiekviena iš teorijų nėra, taip sakant, nepretenduoja į tikrumą galutinį, viskas keičiasi ir, kaip minėjau, tas pažiūras po truputį reikia keisti.
Dar savo laiku Einšteinas, žinot, Einšteiną visi turbūt yra specialiosios ir bendrosios reliatyvumo teorijos kūrėjas, stengiasi vėliau po visų savo šitų teorijų sukurti vadinamą bendrąją lauko teoriją, kuri apriektų visas gamtoje egzistuojančias sąveikas - gravitacinė, elektromagnetinė, silpnąją, stiprią ir taip toliau. Tačiau jam nepavyko pritaikyti, pavyzdžiui, susijęti gravitaciją su elektrodinamika, su Maxwello lygtim, kurias turbūt mokykloje visi mokytės, kurios aprašo elektros ir magnetizmo procesus. Ir aš čia biškį trumpiau, kad laiko negaišti. Buvo daugiau tokių panašių bandymų, daug mokslininkų dirbo ir galutinis rezultatas kaip ir ilgą laiką nebuvo pasiektas. Einšteinas įvedė vadinamą erdvės kreivumą, kad geriau aprašyti tiem vykstantiem procesam, tiek susijęti ypač gravitacijai su elektrodinamika, bet to neužteko. Ir jau vėliau antroj pusėje 20 amžiaus anglų mokslininkas Penrose'as įvedė vadinamą erdvės sukimą, kad erdvė gali būti ne tik iškreipta, kaip pagal Einšteiną, bet ir susukta kvantiniam lygiai iš mažų sūkuriukų sudaryta. Tai čia dabar ir prieinam prie tos, reiškia, eterio arba fizikinio vakuumo teorijos. Jis šiek tiek skiriasi nuo kvantinio lauko teorijos, bet daug kas yra panašu. Ta teorija sukūrė rusų akademikas Šipovas, pasinaudojęs Penrose'o darbais. Ir ją biškį žiūrima kreivai, ypač Rusijoje, kadangi ten konkurencija didelė, tarp finansavimo ir mokslininkų buvo. Bet iš tikrųjų, kai daug kas buvo įrodyta eksperimentiškai. Po to aš čia paminėsiu smulkiau. O esmė tos teorijos, kad remdamasis to Penrose'o darbais, kuris įvedė erdvės sukimą, tai jis į lauką aprašančias lygtis Šipovas įvedė, reiškia, sukimosi koordinatės. Ir ta prasme, pas jį erdvė yra ne keturmatė, kaip mes įpratę, ketvirtas matavimas yra laikas, kaip žinot, bet yra dešimtmatė, nes kiekvienas poslinkio matavimas turi dar sukimosi, reiškia, dvi koordinatės, kairį ir dešinį sukimą. Tai mes turim, reiškia, taip sakant, 9 erdvinės koordinatės plus laiką, 10. Vienu žodžiu, Šipovo lygtis, Šipovas teoretikas buvo, grinai matematiškai tą išvedė. Šipovo lygtis aprašo erdvės tokias, pavaizdžiai sakant, kalvas ir sūkurius, kuriuos mes galim suprasti, interpretuoti kaip sužadinta fizikinio vakuumo būsena ir jas jau galim fiksuoti prietaisais kaip elementarias daleles. Mes savo, taip sakant, kasdieniniam pasaulyje susidurime gal su 4 tikrovės būsenomis arba lygiais. Tai kieti kūnai, skysčiai, dujos ir plazma arba dalelės ir laukai. Šipovas įvedė dar 3 tikrovės lygmenys. Tai pats pirmasis lygmuo reiškia absoliutus nulis, šiaip kaip ir kvantinėje teorijoje, arba absoliutus niekas, kaip jis pavadino, po to torsioniniai laukai ir po to fizikinis vakuumas. Ir po to jau mums žinomi, reiškia, tie kiti lygiai - plazma, dujinis, skystas ir kietas buvai. Ir pagal Šipovo lygtis išeina, kad tas absoliutus niekas yra labiausiai stabilus ir nekintantis. Tai tiesiog planai, dėsniai, santykiai tarp materijos elementų ir tas absoliutus nulis pažinimui neprieinamas, bent jau matematiškai nulis yra lygus nulis, jau mes niekaip negalim jo įsivaizduoti ir jo savybių negalim įsivaizduoti. Vienintelis paaiškinimas to absoliutaus nulio, kad tai yra supersąmonė, kuri turi begalinę kūrybinę galią. Čia turbūt mes kitais vardais vadinam tos pačius dalykus, apie ką Audronė gerbiama kalbėjo ir panašiai. Jis realizuoja matricą, kurioje yra
pirminio torsioninio lauko struktūra. Tad jeigu žiūrėti iš kitos pusės religijoje, tai tas absoliutus niekas, tai jo sinonimas bus tiesiog Dievas. Ir kaip teigia Šipovas, šį pirminę sąmonę, Dievas, ir kaip mes jį bevadintum, kaip norim, jis egzistuoja, tačiau jo savybių mokslas negali nustatyti, kadangi mes esame kūriniai ir savo kūrėjų savybių negalim nustatyti. Ir pagal supersąmonės planą, pagal Šipovą, gimsta vadinami pirminiai torsioniniai laukai, kurie aprašomi erdvės sukimu. Tai tie torsioniniai laukai, kaip minėjau, yra daugybė tokių sukuriukų nedidelių, mažesnių už elementarią dalelę, kairio ir dešinio sukimo. Jie neturi nei ramybės masės, nei krūvio, neturi nei energijos. Jie perneša tik tai informaciją. Čia panašiai kaip kompiuteryje, dvitainėje sistemoje yra vienetas nuliukas ir iš tų vienetų nuliukų mes galim sudėlioti kokią nori informaciją. Tačiau iš kairių ir dešinių, reiškia, sukinukų mes irgi galim sudėlioti informaciją. Ir ta prasme, kadangi tie laukai, kaip sakiau, neturi nei ramybės masės, nei krūvio, jų greitis, taip sakant, nenusakomas yra, tai jie egzistuoja iš karto visur ir visada, kaip ir kvantiniai laukai. Ir jų, ta prasme, atsiranda momentaliai. Tik tai čia dar tokį momentą gal reiktų pabrėžti, kad jeigu mes įpratę, kad, pavyzdžiui, elektriniai krūviai priešingo ženklo vienas kitą traukia, o vienodų stumia, tai čia yra atvirkščiai. Vienos krypties sukiniai vienas kitą traukia, o priešingų stumia. Panašias savybės dar turi ir fizikams seniai žinoma dalelė neutrinas. Tačiau neutrino jis irgi neturi nei masės, nei krūvio, kiaurai praeina per viską. Tačiau neutrinos yra jau jo prigimtis kitokia. Tai yra antrinio vadinamo torsioninio lauko pasireiškimas. O antrinį torsioninį lauką jau gali gimdyti grubi materija. Ten sukant, pavyzdžiui, masę didelę, sukant ir kryžiuojant įvairiai elektrinius magnetinius laukus. Ir su tuo antriniu torsioniniu lauku yra susijusi vadinama švari energija, kuri dabar jau naudojama, bet ta prasme yra gana brangi ir ne visi suinteresuoti ją naudoti, kuri duoda, reiškia, naudingumo koeficientą, tokie įrenginiai naudodami antrinius torsioninius laukus, jie duoda didesnį už vienetą. Ta prasme, mes galim gauti energiją didesnį, negu sunaudojom sukurtam torsioniniam laukui. Ir čia, kadangi mes dirbam ne su uždara sistema, kur galioja energijos tvermės dėsnis, bet mes dirbam su atvira, su visa visata. Ir tokie efektai yra naudojami ir užpatentuota yra nemažai renginių, jėgainių, įvairių generatorių. Aš pats jaunystėje, kai ten nebuvo, kaip dabar, pirkti radiostotelių visokių, tai konstravau tas radiostotelės, esu susidūręs su tokiais efektais, kai išėjime gauni didesnį galingumą negu imi iš maitinimo šaltinio. Ir jie egzistuoja, tik jie ne visiems žinomi. Bet čia biškai aš nukreipau galbūt nuo pagrindinės temos. Tas fizikinis vakuumas gimsta iš torsioninių laukų, tiesiog yra tam tikra jo struktūra, kuri savyje turi informaciją apie visas iš to iš vakuumo atsirandančias daleles, apie materiją. Tai fizikinis vakuumas, tas vakuumo žodis tegu negąsdina, fizikinis vakuumas yra tiesiog netuštuma, kaip mes paprastai vakuumais pripratę įsivaizduoti, o yra tiesiog erdvė, visa mūsų supanti erdvė, bet ta erdvė turi tam tikras savybės, nėra kažkas tuščio, bet ji turi tam tikras savybės. Tai dabar gimė iš šitų laukai, torsioninių laukai, tiksliau iš torsioninių laukų gimęs fizikinis vakuumas, jis gali jau generuoti materiją, gali generuoti elementarias daleles. Ir
jeigu iš torsioninio lauko, iš fizikinio vakuumo, atsiprašau, gimsta dalelės, tai jos, taip sakant, nėra visai savarankiškos, jos turi ryšį su ją pagimdžiusiu vakuumu. Ir tas ryšys vadinamas fizikoje polarizacija. Jeigu, pavyzdžiui, gimsta dalelė iš vakuumo turinti krūvį, jau elementari dalelė materiali, tai tada ta polarizacija reiškia tą veikimą jos į vakuumą, iš kurio jie gimė, mes galim suprasti kaip elektromagnetinį lauką ir jau matuoti prietaisais sąveiką tos gimusios dalelės su ją pagimdžiusiu lauku. Jeigu atsiranda dalelė, kuri turi sukinį, tai tada jau vakuumo sukiniai, tie visi, kur daug tų yra, jie artimiausiai patiria inversiją, ta prasme, jie gauna priešingą kryptį ir taip, ta prasme, ir tai vakuumas reaguoja jau torsioniniu lauku. Ir tada tas, reiškia, torsioninis laukas polarizuotas turi dar tokį dalyką, kaip vadinamą atminties efektą. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks daiktas materialus ir jis po to, pavyzdžiui, aš čia stoviu prie tos tribūnos, jeigu pasišalinsiu, torsioninis laukas dar kažkurį laiką liks mano, kol neateis kitas žmogus, neatsistos čia. Ezoterikoje tas vadinama tiesiog fantomų, tas efektas. Dabar biški sudėtingiau yra, jeigu iš vakuumo gimsta dalelė, kuri turi masę. Atrodo, masė čia paprastas dalykas, bet iš tikrųjų yra sudėtingiau. Ir čia tiksliai matematiškai dar neįrodyta, tik tai hipotetiškai teigiama, kad tokiu atveju fizikinio vakuumo tie sukiniai patirs išilginę polarizaciją. Jeigu taip, reiškia, vienas šalia kito sukasi lygiagrečiai tie sukinukai, tai šiuo atveju vienas paskui kitą, reiškia, įsidėlios ir mes tą galėsim stebėti kaip gravitacinį lauką. Ir todėl būtent kol kas hipotetiškai manoma, kad gravitacijos prigimtis būtent yra išilginė sukinių polarizacija. Ir todėl gravitacija sklinda begaliniu greičiu. Taip teigia Šipovo teorija. Šipovo kolega, Akimovas akademikas, tam įrodymai, reiškia, teorijos įrodymai, atliko daug eksperimentų, gavo didžiulį finansavimą, čia prieš pat jau Sovietų Sąjungą žlungant. Gavo iš gynybos ministerijos Sovietų Sąjungos, iš saugumo, apie 500 milijardo rublių, o tais laikais rublis kainavo daugiau už eurą dabartinį kažkur, 1,3-1,4 kažkur euro. Ir atliko eksperimentus, vienas iš jų pagrindinis buvo, kai buvo atliekamas informacijos perdavimas torsioniniu lauku, reiškia daug greičiau šviesos greitį, momentaliai. Bet kadangi šitie mokslininkai atstovavo mokslo akademijos buvusios Sovietų Sąjungos Sibiro skyriui, o Sibiro skyriaus mokslininkai buvo tam tikri disidentai oficialios, taip sakant, mokslinės nuomonės, kuri buvo politizuota Sovietų Sąjungoje, kaip žinot, atžvilgių, tai jos buvo žiūrima kreivai. Viskas, kas prieštarauja dialektiniam materializmui, tai oficialiai ideologijai sovietiniai, ta prasme, moksle buvo atmetama automatiškai. Ir plus dar, aišku, turbūt suveikė pavydas dėl didelio finansavimo. Tarp mokslininkų visą laiką yra tokia trintis, kaip gauti finansavimą savo idėjom realizuoti. O Kimovas, kaip minėjau, gavo didžiulį finansavimą, tai, taip sakant, tą, kaip lietuviškai pavadinti, melangingo mokslo komisija sovietinė, taip sakant, pasmerkė Akimovą, bent jau prie Šipovo labai nieks nekybo, nes jis grynas teoretikas, finansavimo negavo, vienu žodžiu taip gavosi. Ir su torsioniniais laukais yra surišta sąmonės sąvoka. Ir čia irgi kol kas galim kalbėti hipotetiškai, grynai jeigu iš mokslo pusės. Fizikai mano, kad sąmonė tai yra tam tikra substancija, kurios nešėjai yra torsioniniai laukai. Ne pats torsioninis laukas, bet tiek kažkokia substancija, kurią suformuoja torsioniniai laukai. Ir jeigu yra taip, tai tada sąmonė gali aktyviai sąveikauti su aplinkinė materija. Ir tas tarp visų
gamtinių objektų ir mūsų tarpusavio sąveika ir akmenukų įtaka turbūt jau galima būtų taip paaiškinti. Torsionės laukas yra viena iš vadinamo biolauko komponenčių. Biolaukas tai jau toks daugiau materialių komponenčių turi, ir elektromagnetinį lauką, ir ten cheminių dalelių, kažkokią aurą, kaip kalbėjo profesorius. Bet matyti, tai tą įeina ir kaip viena komponentė ir torsioninis laukas. Taip pat dar įdomus dalykas vienas, kad eksperimentais nustatyta, kad kiekviena geometrinė forma, ten kažkoks ženklas, raidė, simbolis, garsas, net žmogaus mintis keičia torsioninį lauką. Jeigu yra kažkoks padėtas daiktas, akmenukas, pavyzdžiui, tai torsioninis laukas aplink jį būna pakitęs. Vat. Ir ta prasme polarizuojamas tas fizikinis vakuumas ir toks objektas, kadangi mes patys irgi turim torsioninį lauką, tai iš karto reaguoja su mūsų sąmonė. Aišku, čia turbūt taip ir galima būtų paaiškinti, remiantis šitos teorijos požiūrių, kiek įteisinga kitas dalykas, bet viena iš įdomesnių teorijų. Bet dar reikia atsižvelgti tai, kad vėl mums labai trukdo aplinkos kiti laukai. Ypač gyvenant mieste, urbanizuotoje aplinkoje, kiek mes apart daugybės torsioninių laukų, kurios kiekvienas objektas turi, mums dar veikia daugybė elektromagnetinių ir kitokių laukų. Ir tada mums tie laukai, aišku, nustelbia, ekranuoja tą natūralų torsioninį lauką į visatos lauką ir todėl mes jau daugiau gauname apie tikrovę ne tą netikrą informaciją, bet dirbtinę, iškreiptą šiek tiek. Mano čia vienas pažįstamas psichologas, profesorius iš tolimųjų rytų labai domėjosi, tiksliau nagrinėjo psichologiją, reiškia psichologinius skirtumus, tiksliau, tarp vietinių tautų, ten visokių čiukčių, evenkų ir baltųjų žmonių. Ir labai daug bendravo su šamanais tolimųjų rytų. Tai kas liečia informaciją, vienas šamanas jam taip įdomiai pasakė, jūs gyvendami mieste, jūs gaunate informaciją, bet ne žinias. O informacija gali būti tikra, gali būti netikra, gali būti melaginga. O žinios tai kas tikrai. Žinios nuo žodžio žinai. Taip pat kaip Lietuvoje buvo žinys, tas, kuris žino. Va. Todėl mes tikra žinias, arba jau kitaip sakant, tikrą informaciją mes galim gauti būdami gamtoj. Ir neturėdami, aišku, iš ankstinių jokių nusistatymų, skepticizmų, taip sakant, mes turim norėti bendrauti su gamtiniais objektais. Čia dar prie to reikėtų paminėti vadinamą pakitusią sąmonės būseną. Man rodos, Kastaneda taip yra įsireiškęs. Kai žmogus gamtoje daug laiko praleidęs, jam atsiranda kažkaip tai lyg tai šeštasis pojūtis apart pagrindinių. Žmogus pradeda jausti pavojų, pavyzdžiui, iš anksto, matyti, taip sakant, ne akimis, bet toli esančius objektus, kur ne akimi nematomi, nujausti ateitį ir panašiai. Tokių paranormalių dalykų. Išvengti nelaimės ir netgi galima prašyti išmelsti. Taip sakant, jeigu labai reikia, tai tokioj rimtoj situacijai galima išmelsti pagalbos. Ten išvengti nelaimės, gero oro kartais. Su to dažnai vietiniai susiduria keliautojai, medžiotojai, alpinistai. Aš pats nekartą esu susidūręs su tokiais dalykais ir jie tikrai egzistuoja. Taip pat gamtoje dirbantys žmonės ilgai, čia turbūt geologai dažniausiai susiduria su tuo, dažniau susiduria su visokiais paranormaliais reiškiniais. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti, gal kas žinot, toks yra Saulius Sidaras, geologas nusipelnęs Rusijos, Krasnojarsko krašte dirbantis, iš lietuvių tremtinių. Jaunas buvo ištremtas dar vaikas, tėvas žuvo ir jis po to padarė didelę karjerą, tapo nusipelnęs geologų ir tyrinėjo Krasnojarsko krašto, reiškia, visą, reiškia, geologinius darbus vykdė Krasnojarsko krašte nuo Mongolijos sienos iki Arkties vandenyno. Ir jis, pavyzdžiui, pats čia buvo Lietuvoje atvažiavęs, pasakojo tokius įdomius dalykus. Jis dalyvavo, pavyzdžiui, šamano Taimyro pusėsaliai būrimo tam seanse. Ir vienu žodžiu tas šamanas ilgai būrė,
po to griebė ietį, tą vadinamą palmą vietinių, tokia neilga ietis, pervirė save kiaurai, nukrito, moteris jį išnešė. Nu, čia tiem geologam labai kažkas jau žiauru atrodė, bet kitą rytą atsikėlė, tas šamanas kaip nieko vaikšto, žaizdos užlandėjo, užgyja ir viskas. Ką, nu, tas Sidaras pats profesorius, bet sako, mes čia matyt susidurėm su tokiais reiškiniais, kurie mums su protu kol kas nesuvokiami. Taip pat tiem teko, pavyzdžiui, susidurti irgi Krasnojarsko krašte, Puturanų plynaukštė didžiulė yra anapusė, nes jau su koronomalijom, kai išėjo daryti tyrimų 3 valandom, atseit visai ir nuo stovyklos, grįžo kitą dieną tik tai per radiją iš bazinės stovyklos, ten jo ieškojo, pasirodo jis atsidūrė tokioje vietoje, kur laikas kitaip eina. Taip pat su kamuoliniais žaibais yra susidūrimai, kai tas žaibas liktai turi kažkokią atmintį, liktai sąmonę. Tai fizikai hipotetiškai ir mano, kad egzistuoja su materija nesusijusios sąmonės formos. Pavyzdžiui, kaip vietiniai vadina dvasios arba angelai, kaip mes vadinam. Taip pat plazminės prigimties, reiškia, formos, atseit jau materialios, bet ta prasme plazma, kuri yra protinga. Tai tas pats kamuolinis žaibas ir daugiau. Daug tų plazminių reiškinių ir protingų ir neprotingų, taip sakant, Altajų yra tyrinėjama irgi, Novosibirsko geofizikai tyrinėjo, toks Dmitrijevas profesorius irgi pagrindinis buvo, jie turėjo gynybos ministerijos užsakymus, kadangi tos visus, reiškia, plazminius objektus, skraidančius vadinamus ir neskraidančius, kurie susidaro lūžių zonose, kariškiai, reiškia, prieš lėktuvinę gynybą, tai jiem turėjo būti aišku, ten yra priešo kažkoks taikinys ar čia tas natūralus. Tai jis turėjo didelę temą, didelį užsakymą tiem tyrimam ir daug dirbo. Tai ten, pavyzdžiui, Terektos toks yra kalnagūbris pietų Altajų, kur eina pagrindinis lūžis per visą Altajų į Mongoliją, su atsišakončiais šaltinis. Ir kaip tik geologai turbūt žino, kad lūžių zonose daugiausiai formuojasi tokie visokie šviečiantys reiškiniai. Galbūt dėl piezo efekto, kur uolienos slenkasi lūžia viena kitos atveju dėl trinties, tai tokie, jie, taip sakant, nesąmoningi paprasčiausiai ir pagal juos galima prognozuoti žemės drebėjimus, bet yra ir tokių, kaip kamuolinis žaibas, kuris lygtai protingas, lygtai turi sąmonę. Tai kadangi čia daug kas persikloja su profesorius Vainoru, tai čia trumpinamas laiką ilgai nekalbėsiu, noriu dar papasakoti truputį apie mineralų savarankišką paiešką, kadangi tie gamtos objektai žmogų traukia, tai mes su draugais daugiausiai ir keliaujam laukinėje gamtoje. Nuo jaunystės pradžioje keliaudavom kaip sportininkai, vandens turistai, o po to vis daugiau užsiimam natūralių akmenukų paieškom. Nes ras pačiam tą natūralų akmenuką, kuris tave traukia, yra daug įdomiau negu nusipirkti parduotuviai ar atsisiųsti jo labiau internetu. Tai dabar nežinau, jeigu dar laiko yra, galiu truputį parodyti, ką galima surasti, nežinau kaip. 5 minutės. Ar nebūtinai? 5 minutės. 5 minutės dar. Tai gal trumpai tada. Taip, čia yra viena nuotrauka. Tai jau ilgai istorija nuotrauka, kaip atrodo, taip sakant, paieška, čia yra šiaurės užbaikaliai prie Berilo radimviečių. Čia prie Berilo radimviečių šiaurės užbaikaliai. Čia yra žvalgybiniai grėjai, kuriuos mes toliau gilinamės, seniai apleisti, gilinamės, knysam ir kažką bandom surasti. Čia šiek tiek yra radinių. Berilai, akvamarinai ir gelidorai. Aišku, jie netokie gražūs kaip iš parduotuvės, bet užtat pačių surasti natūralūs. Čia akvamarinas natūralus. Smaragdas. Vietos, iš kurios vietos? Šiaurės užbaikalė. Nordbaikal. Taip, toliau Epidoto kristalas, čia gerokai padidintas, jis galbūt turėtų būti maždaug 2,5 karto mažesnis, bet toks gražus kristalas, dažnai Epidotas būna tokiam masė,
o čia kristalas. Čia kita vieta, reiškia, yra Kolos pusiasalis. Kol dar buvo galima į Rusiją važinėti normaliai, tai daugiausia mineralų galima buvo surasti Rusijoje, Sibire ir šiaurėje, kur toliau nuo civilizacijos ir kur, taip sakant, tos galimybės daug didesnės negu Europoje, tik aišku, reikia daugiau pastangų įdėti, daugiau prakaito išlieti. Tai čia yra mineralų paieška. Šiuo atveju Kolos pusiasalyje, Kėbinų kalnuose, prie sniego yra astrofilitas ieškomas. Taip atrodo, kaip sakoma, astrologo akmuo. Čia tokia visa sienelė, taip sakant, uolienoj. Ji ten turbūt kažkur 1,5 metro ant 3 metrų maždaug ir visa nusėta astrofilitu. Toliau, kaip matote, astrofilito tie geltoni graudeliai ir raudonas eudelitas, ir čia dar daugiau yra mineralų, kai kurie endeminiai tik tenai randami. Eudelitas, matot, didžiuliai kristalai uolienoj, pagal plaktuką galit palyginti, su juodu egerinu. Tolesnis. Taip, tinguojitas vadinama, čia jau uoliena, ne mineralas, yra dviejų, reiškia, kalinio lauko špato ir egerino mišinys ir tokia gaunasi kaip vėžlio kiautas uoliena. Toliau korundai, reiškia, iš Kolos pusiasalio. Nedideli tie kristaliukai, iki centimetrų kažkur, bet uolienoj kartais galima daug. Sirdolika iš vakarų Sibiro žemumos, iš pelkių. Tarp pelkių ten yra tokios smėlėtos salelės, kur tų sirdolikų galima surasti ant smėlio gulinčių, kaip pas mus Palangoj gintarų. Gabalas uolienos, žėručio su granatais. Čia jau Kolos pusė, tiksliau Karelijos šiaurėje. Dar iš retesnių ką pavyko rasti irgi Kolos pusiasaly, kur labai retai aptinkamas tuktopitas. Pagrindinai tuktopitas aptinkamas Grenlandijoje. Ir tai nedideliai teritorijoje. Čia yra sodalito grupės mineralas, labai retas ir brangiai kainuojantis, bet mums pavyko rasti Kolos pusiasaly. Pavyzdžiui, turbūt sodalitą visi žinot, mėlynas pas mus dažniausiai aptinkamas Kolos pusiasaly, gachmanitas vadinamas, kuris būna rožinis ryškiai, bet kai gauna oro po kelių minučių pasidaro pilkas, tik ultravioletė rožinis. O šitas tuktopitas išlaiko pastoviai spalvą tokią gražią. Toliau vienas iš retesnių, stiktytas Altajui. Mineralas minkštas, retas, turbūt pagrindinė pasaulio radimvietė ir likus Altajui ir sunkiai prieinama. Tai randamas ten Australijoje, mažais kiekiais, kai kur dar randamas, bet kur galima tokiais dideliais gabalais rasti, tik tai Altajui. Čia dideli gabalai. Chalkopiritas irgi iš Altajaus, su plėvelė tą vadinamą susidariusią. Čia prasideda kiti vario mineralai, azuritas. Pavyko net tokį gabalą malachito rasti, nepakėlėm nešti, užkasėm koordinatę, susirašėm, palikom. Toliau korderitas, tą jau turbūt maina juvelyrinę galima vadinti jolitu, turbūt daugiau geriau visi žinot, mėlynas akmenukas, gana retas jolitas. Iš Altajaus, bet iš kito kampo, iš Mongolijos pasienio. Čia dar jisai. O čia jau dabar su vaikais irgi, kaip ir Violeta, ieško mineralų Švedijos šiaurėje, pačio iš poliarinio rato. Čia kvarco yra išeigos didelės ir tose kvarco gyslose, kaip dažnai ir būna, tai jų plyšiuose, kalnų krištolo ir kitokių, reiškia, kvarco mineralų kristaliukai įsikristalizuoja. Toliau, kadangi dabar jau Rusija, taip sakant, praktiškai neprieinama, tai daugiau važinėjam mineralų ieškoti į Skandinaviją, ypač jo šiaurę. Tačiau dar iš Švedijos yra irgi vario mineralas, langitas arba posnekitas. Jie yra viena cheminė formulė, tik truputį jie ten
skiriasi, taip sakant, kristalinė struktūra. Tai tiksliai nežinau kas, bet va, tai toks gražus, dažniausiai tik plėvelė jau būna ant paviršiaus. Nu, čia tas pats, o čia va jis kaip atrodo dideliais kiekiais, kaip mergaitė bando jį išgauti. Jaspis, biški netradicinis, irgi švediškas. Vat, kad nustatyti, kad tikrai jaspis, teko net analizę daryti. Aš atsiprašau, po truputėlį. Nu, čia va daugiau yra mineralų įvairių iš Švedijos. Taip pat, nu, čia jų taip transportavimas vykdomas. Ne visada galima privažiuoti su mašina. Nu ir dar vat, paskutinis momentas, taip sakant, galiu pasigirti, kad šią vasarą, praėjusią vasaros pabaigoje atradom naują mineralo tulito radimvietę Šiaurės Švedijoje, kurią patys švedai nežino. Vat, prie tokio traktai Jaurė ežero, reiškia tie dideli gabalai. Čia pirmas yra tas kiaušinis, tai ne tulitas, bet kiti yra tulitas, tik šiek tiek kitoks. Pagal aprašymus vietinių minerologų čia jo neturėjo būti kiti mineralai, bet kadangi prie mūsų ten prisijungusi geologė lietuvė dirbanti vietoje, taip sakant, suabejojo tais dalykais, tai padarėm tyrimus net du, tiek cheminę sudėtį nustatinėjom su elektroniniu mikroskopu, tiek kristalinę struktūrą, su rentgeno struktūrą analizę darėm ir vis dėlto nustatėm, kad čia yra tulitas švediškas, kurio Švedijoje nėra. Tiek, ačiū. Labai ačiū.